9 uždavinukas – rodiklinė nelygybė. Norint ją įspręsti, mums reikia suvienodinti pagrindus. Čia yra pagrindas 5 ir čia reikia penketuko. 25 tai yra 5 kvadratu, taigi aš taip ir parašau. Čia yra 5 pakelta 4x laipsnio rodiklyje, dabar daugiau yra, o vietoj 25 parašau 5 kvadratu ir dar pakelta -6. Kildami laipsnių rodiklius mes sudauginame, taigi 5 pakelta 4x laipsnio rodiklyje daugiau už 5 -12. Dabar mes galime jau palyginti tik tai laipsnių rodiklius, nelygybės ženklas liks toks pat, todėl kad mūsų pagrindas buvo didesnis už vienetą. Jeigu pagrindas būtų mažesnis už vienetą, aš turėčiau tą varnelę į kitą pusę nubrėžti. Dabar padalinu iš 4 ir x daugiau už -3. Taigi, teisingas atsakymas yra A nuo -3 iki begalybės. Uždavinys išspręstas.